Labas. Sveikinu su jumis šiandien šiek tiek iš kitokios aplinkos ir noriu parodyti, kaip ChatGPT pagalba galite tapti ženkliai produktyvesni savo darbe. Parodysiu 7 užklausas, kurias galite pritaikyti tiek pagal savo specialybę, tiek pagal atliekamus darbus ir panašiai. Todėl nieko nelaukiu, pradėkime su pirmąja užklausa, kurioje aš apibūdinu save kaip marketingo specialistą. Ir paprašau, kad suplanuotų man šią dieną. Visas užklausas taip pat pasidalinsiu po Noblio Facebook puslapyje, todėl jas visas rasti ir galėsite panaudoti, galbūt pritaikydami savo, kas tinka vienam, netinka visiems ir panašiai, bet pasižiūrėkit, gal visą tai, ką darysiu šiandien, puikiai tiks jums be jokių korekcijų. Taigi, paprašau, kad sudėliotų mano dieną, įtraukiau, kad turiu pristatymą, kad turiu pietus ir savo darbo laiką. Ir štai taip paprastai, kai matote ChatGPT, tiesiog sudėlioja mano darbo dieną, kad atsiminčiau pats, kad galėčiau pasidalinti su kolegom ar klientais. Ir tai galime pasidaryti, kaip šiame pavyzdėje, tik vienai dienai, galime pasidaryti savaitę ar mėnesį, galime padėti netgi kolegoms suplanuoti savo darbo dieną. Tai toks labai paprastas būdas, kaip išnaudoti ChatGPT produktyvumui. Kaip visi žinome, planavimas yra labai svarbus ir įtilpti į vadinamus deadline'us, į laiko rėžius yra taip pat labai svarbu. Ir ne visada turim laiko, noro ar galimybių patys tai padaryti. Todėl mes galim sukraudyti tiesiog visą informaciją, kaip dariau šioj užklausoj apie tai, ką mes turim padaryti, ir ChatGPT automatiškai viskas sudėlios į savo vietas ir mums beliks tik tai pasitikrinti ir, kaip minėjau, išsiųsti klientam ar kolegom ir, darbas padarytas ir jūs automatiškai tampat ženkliai produktyvesni ir sutaupot galbūt gerą pusvalanduką laiko. Štai sekančią užklausą pabandysim įsijausti į projektų vadovo rolę ir papasakosim, kad mes ką tik buvom susitikime su komanda, su kuria aptarėme tam tikrus klausimus. Kadangi susitikimo nebuvo, ir tai tiesiog yra užuomina potencialiai užklausai, kurią jūs galėsite pritaikyti savo, pabandom to užklausyti ChatGPT. Ką tik baigiau 2 valandų susitikimą su komanda, pagrindinės temos buvo projekto eiga, išteklių paskirstymas, terminų pakeitimai ir taip toliau, taip toliau. Ir štai ChatGPT iš karto įmasi darbą ir daro mum santrauką, taip pat rašo temas, rašo veiksmų planą ir, kaip matot, būtų ženkliai geriau, jeigu mes, žinoma, būtum įrašinėję visą šį pokalbį ir pokalbio įrašą pateiktum, tarkim, tekstiniu formatu ChatGPT, tai, rezultatas būtų dar geresnis. Bet dabar iš to, ką mes pateikėm, manau, ChatGPT susitvarkė puikiai su šia užduotim. Ir tai buvo antrasis būdas, kaip galite tapti produktyvesni savo darbę naudojant ChatGPT. Su šia trečiaja užduotim pabandysim įsijausti į bet kokio žmogaus, kuris rašo tekstus ar turi rašyti tekstus rolę ir pažiūrėsim, kaip ChatGPT gali padėti ir jiem. Mes žinom, kad ChatGPT puikiai rašo lietuvių kalba, todėl aš jo paprašau, kad rašau 1500 žodžių straipsnį apie dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai. Pagrindinės temos tokios ir tokios, kaip matote ekrane, aš tiesiog visą tai perskaitau jum, tačiau galite tai matyti patys ir visą šią užklausą taip pat galim pateikti ChatGPT, štai paspaudžiam mygtuką ir žiūrim rezultatą. Dar kaip matote, kol tekstas yra rašomas, čia yra toksai memory update. Tai toksai momentas, kad ChatGPT jis atsimena, ką mes su juo kalbam. Todėl ateityje, būtent remiantis visomis mūsų užklausomis, jam bus lengviau atsakyti būtent mums konkrečiai. Turiu omeny, kad, skirtingos profesijos ar skirtingų pomėgių žmonės užklausdami tų pačių užklausų gaus skirtingus atsakymus, nes ChatGPT bus apmokomas konkrečiai pagal jūs, pagal jūsų interesus, pagal jūsų darbą, ar tai, kaip bendraujate su ChatGPT. Tai turėkite tai omeny ir pažiūrėkime, ką parašė, kaip paprašėme, kad padėtų mums parašyti 1500 žodžių straipsnį. Ir štai, gavom tai, ką norėjom, turim įvadą maždaug tiek žodžių ir apie ką reikėtų pakalbėti būtent tame straipsnį. Pasakysiu jums atvirai, kad labai panašiai rašau scenarijų savo video, pasidarau struktūrą visą video, kaip jisai turėtų atrodyti, nuo 1 minučių maždaug iki galo, aišku, palieku vietos interpretacijai. Taigi dar vienas būdas, kaip galite būti labai produktyvus. Kaip matot, pati užklausa nebus sudėtinga, ją sudaro vos 2-3 sakiniai, tačiau rezultatą, kurį gavom, jis atsakė pilnumoju mūsų klausimų, kadangi mes norėjom rašyti apie dirbtinį intelektą. Su šia ketvirtąja užklausa pabandysim įsijausti į startuolio kūrėjo kailį. Mes turim paleisti mobilią programėlę per ateinančius 3 mėnesius ir tai padaryti paprašysim ChatGPT. Kaip matote, iki šiol mūsų produktyvumas tai augas, kiekvieną užklausą mes gaunam vis daugiau ir aš labai tikiuosi, kad jums pavyks bent 1-2 užklausas pritaikyti
asmeniškai jum ir kad tai galėsit naudoti savo darbe ir šio video tikslas bus pasiektas, tai reiškia, tapsite produktyvesni darbuotojai. Tarp kitko, jei neprenumeruojate šio kanalo, tai, kviečiu jūs susiprenumeruoti, nes tokie ir panašus video, jie šiame kanale išeina kiekvieną savaitę, ketvirtadienį arba penktadienį. Todėl tam, kad nepraleistumėte tolimesnių video, prenumeruokit kanalą ir gausite pranešimus apie naujus video. Gerai, žiūrim, kaip sekėsi planuoti mūsų programėlės išleidimą per sekančius 3 mėnesius. Taigi, mums sudarė visą planą, kiek maždaug truks programavimas, kaip tai turėtų atrodyti ir tai mes galim perteikti savo komandai, savo programuotojams. Jeigu, žinoma, dirbam ne vieni patys, galim tai pasilaikyti ir savo, kaip prieš tai darėmės tiesiog dienotvarkę ir žinoti, ar mes spėjame terminus, ar ne. Galim sekti savo tiesiog darbą ir stebėti, ar mes užbaigsim tai laiku, ar mums, gal reikės pratęsti tą vadinamą deadline. Taigi, kaip matot, mums sukūrė labai samų planą, kaip kas turėtų būti. Netgi ne tik sukūrė planą, bet netgi parašė dalykus, apie kuriuos mes galimai nepagalvojom, ar ne? Kaip pavyzdys yra štai čia teaser reklamos socialiniuose tinkluose. Tai netgi pasiūlė tą, kad reikia padaryti anonsą būsimai programėlė ir panašiai. Kaip matot, naudos ir vertės galim gauti labai daug. Tarp kitko, ChatGPT aš naudoju nemokamą versiją, nes, savo asmeniniam reikmėm man labiau tinka cloud'e, bet ChatGPT, jis yra paprasčiau naudojamas ir turi atminties funkciją, todėl būtent, kas liečia produktyvumą, rekomenduoju ChatGPT. Ir penktąjį užklausą pabandykim įsikūnyti į renginių organizatoriaus rolę. Reiškia, papasakosim ChatGPT, kad mums reikia suorganizuoti kooperatyvinį renginį 100 žmonių. Ir pažiūrėsim, kaip mums su to padės šis įrankis. Ir štai, kaip ir prašėm, mes turim 10 unikalių idėjų mūsų korporatyviniam renginiui, kuris skatintų komandos dvasią, kūrybiškumą, atsižvelgia į momentus tokius, kaip kad visa tai vyks lauke, kad biudžetas yra 5000 eurų ir panašiai. Kai matot fantastiniai pasiūlymai, nes vėlgi prie kiekvieno šito dalyko, prie kiekvienos idėjos mes dirbtam valandas, galbūt dienas, o gal netgi savaitės, tačiau čia turim praktiškai neribotą kiekį idėjų visiškai nemokamai, tai labai panašu, kaip didžiulė komanda sėdėtų ir galvotų brainstormintų ar ne idėjas, tai mes čia turim didžiulį žinių bagažą, didžiulį žinių maišą, kurį galim panaudoti savo reikmėm ir, visiškai nemokamai, tai yra absoliučiai įspūdinga. Ir kaip matot, patarimai iš tikrųjų yra įdomus. Tarkim, jeigu mums patinka pats pirmas ar ne kūrybinės dirbtuvės su menininku. Ir, čia yra trumpas aprašymas, mes galim labai paprastai tiesiog šnekamąją kalbą parašyti, papasakok man daugiau apie punktą numeris 1. Jums net nereikia vardinti nei pavadinimo tos temos ar ne tos idėjos. Tiesiog papasakok daugiau apie numeris 1, ar padėk suorganizuoti būtent tokį renginį ir panašiai. Galiu parodyti, kaip tai atrodys. Prašau, man patinka numeris 1, organizuojam. Ir matot, kaip ir minėjau, puiku, kad pasirinkote kūrybinę dirbtuvę su menininku. Prašau, man reikia daugiau informacijos apie tai. Iš tikrųjų, aš tai galėjau padaryti su viena užklausa. Galėjau parašyti, man patinka numeris 1, organizuojam, man reikia daugiau informacijos apie tai. Tiesiog reikėjo pateikti daugiau informacijos, tai atsiprašau, yra mano klaida, bet tai padarėm per 2 užklausas ir štai ką turim. Kaip viskas tai turėtų būti. Ta prasme, su šiuo įrankiu, tam, kad mes taptumėm produktyvesni darbe, reikia tiesiog mažiau galvoti. Savo smegenų vingius galim dedikuoti kažkokiem kitiem darbam, o tokius darbus, kuriem reikia labai daug laiko, galim perleisti ChatGPT, ar ne, įrankį, apie kurį mes šiandien šnekam. 6 užklausą pamėginkim įsivaizduoti, kad esame pardavimų vadybininkai. Aš tikiu, tarp žiūrinčių šį video yra 1 ar 2 pardavimų vadybininkai, ar žmonių, kurie susiję su pardavimų vadymo, tai galbūt jum tai bus aktualu, kadangi aš ChatGPT užklausiu štai tokio klausimo. Rengiu laišką svarbiam potencialiam klientui apie mūsų programinės įrangos sprendimą. Pagrindiniai punktai, mūsų produkto privalumai, tai toliau, visą tai jūs galite paskaityti štai čia ekrano apačioje ir pažiūrėkim, kaip ChatGPT sureaguos į šią mūsų užklausą ir padės mums tapti produktyvesniais. Štai, kaip matom, ChatGPT rašo iš tikrųjų išsamų, labai gražiai parašytą laišką. Mes tokį laišką užtruktumėm ženkliai ilgiau parašyti, ar ne? Ir vėlgi, kiekvieną kartą mes galim nurodyti toną, kokį norim rašyti. Jeigu tai bendraujam su klientu jau kuris laikas, būtinai nurodykite, kad, rašytų profesionaliai, tačiau draugiškai. Kaip pavyzdys,
šis laiškas yra pakankamai oficialus. Ir aš galiu paprašyti, parašyk šį laišką draugiškesniu tonu. Na, jeigu mes nenorim taip oficialiai, turiu omeny, kad jeigu jau ledai yra kažkiek pajudėję ir mūsų santykiai yra, geresni, kai matot, mes turim tiesiog taip paprastai su viena paprasta užklausa, mes turim ženkliai draugiškesnį laišką mūsų klientai, ar ne? Galite sustabdyti ekraną ir tiesiog palyginti, neskaitysiu aš jau viso laiško, tiesiog palyginkite šios du laiškus ir suprasite, apie ką aš kalbu. Na, kad patį laišką parašė ženkliai trumpesnį, draugiškesnį ir būtent tai paprastai galite padaryti su ChatGPT pagalba visiškai nemokamai ir tapti ženkliai produktyvesniais darbuotojais ir sutaupyti savo ar įmonės laiką. Ir štai 7. paskutinė. Pabandykime įsivaizduoti, kad esame atrankos specialistai ir šią užklausą pamėginsiu automatizuoti kandidatų CV peržiūros procesą. Tai procesas reikalaujantis labai daug laiko. Su šia paprasta užklausa mes galime nusiskanuoti arba įkelti. Štai čia yra pasagėlė, kurios pagalba mes galime įkelinėti PDF failus ar JPEG failus ir galime tiesiog įkelti, kaip pavyzdys, kokie 5 ar 10 CV ir paprašyti su ChatGPT pagalba, kad jos išanalizuotų ir atrinktų tik kandidatus pagal mums įdomius kriterijus. Tai vėlgi sutaupys be galo daug laiko ir aš galiu patikinti, kad dažnu atveju ChatGPT tai padarys geriau už mus, kadangi jis nepraleidžia nė vienos detalės. Ką žmogus, tarkim, į darbo pabaigą gali pražiūrėti, pamiršti ir panašiai. Štai dabar rašo sausą vertinimo šabloną, ar ne, kaip tai turėtų būti, tai turėtume mes atspausdinti ir pasirašyti šios dalykus ant lapo, bet kaip ir minėjau, aš rekomenduočiau tiesiog nesidaryti tokio šablono, o tiesiog iš anksto įkelti CV ir duoti ChatGPT išanalizuoti pagal, mūsų kriterijus. Šios analizės yra labai išsamios, turiu omeny CV vertinimo šablonai ir galite paskaityti visą tai, ką ChatGPT gali jums padaryti. Ir labai įdomus sutapimas, kaip matote apačioj, ChatGPT nebegaliu naudoti iki šio vakaro ir tai buvo pati paskutinė užklausa, kurią norėjau jums pristatyti, pasakodamas apie būdus, kaip tapti produktyvesnių darbuotojų su ChatGPT pagalba. Todėl, jei patiko šis video, paspauskite like, nepamirškite suprenumeruoti šį kanalą, pasidalinkite su savo draugais, kolegomis ar verslo partneriais, galbūt jie ras savo aktualios informacijos ir iki sekančių video. Ate!